Labą dieną, vasaros pirmąjį sekmadienį su jumis sveikinasi Ignalinos televizijos informacinė laida. Kviečiame būti kartu. Šią savaitę Ignalinoje viešėjo 10 žmonių delegacija iš Serocko, Lenkijos miesto, su kuriuo Ignalina bendradarbiauja jau ilgą laiką. Lenkų delegacijos sudėtyje Serocko savivaldybės tarybos nariai vadovaujami tarybos pirmininko pavaduotojo Artūro Barkovskio. Svečius penktadienį rajono savivaldybėje priėmė rajono vicemeras Henrikas Šiaudinys, savivaldybės skyrių vedėjai Danutė Jatulienė, Vidmantas Čepulėnas, Regina Lisauskienė, Vilius Gasiukevičius. Vicemeras Henrikas Šiaudinys svečiams papasakojo apie rajono ekonomikos, kultūros, švietimo situaciją, atsakė į Lenkų klausimus, kurie teiravosi apie elektros energijos kainas pas mus, žemės ūkio padėtį ir gaunamos išmokas iš ES, kaip mūsų žmonės žiūri ES ir panašiai. Skyrių vedėjai supažindino su savo srities pasiekimais ir problemomis. Lenkų atstovas Piotr Kavalčik sakė, jog Ignalinoje yra buvę ne kartą ir vis norisi čia vėl ir vėl sugrįžti, o namo kaskart parsiveža daug naujų gerų įspūdžių iš Ignalinos. Sakė, pavydim jums baseino, kurio Serockas neturi. Iš draugiško mūsų Lenkų Serocko sulaukėm naujos delegacijos, naujų svečių, koks jų tikslas ir kas toj sudėty. Mes metų pradžioj kasmet patvirtinam veiksmų planą metams, tą padarėme ir šiemet. Ir yra apsitarta keletas tokių darbų padaryti, ką ir darome. Tai visų pirma pasikeičiam šiomis dienomis, kaip tik birželio 2-5 dienomis, savivaldybės tarnautojų tarybos narių delegacijomis tarp abiejų savivaldybių. Mūsų 10 žmonių išvyko į Serocką, o čia šiandieną priiminėjama, vakar vakare atvyko Serocko delegacija, 10 žmonių. Ir jie susipažįsta su tarybos veikla, mūsų įstaigom susipažinsim, turizmo firmom, visą kitą. Ir jie rytoj susipažins su Vilniumi, Trakais ir sekmadienį išvyks į namus. O taip pat tęsiant šitas tradicijas bendravimo, tai pirmadienį, birželio 6 iki 13 išvyksta 40 moksleivių į Serocką mūsų rajono ir 5 palydinčios mokytojos, o iš Serocko tą pačią dieną atvyksta ir savaitę viešies pas mus Serocko vaikų grupė. Tai toks yra pasikeitimas delegacijomis, kur manom, kad ir mums, ir jiems yra naudingas. Kai kurie šios delegacijos nariai jau yra lankęs Ignalinoje ar ne kartą, ar jie pastebi, sakykime, kažkokius tai pas mus pasikeitimus, ką jie sako? Jie tą būtent ir akcentavo šiandieną pokalbio metu, kad jie žavisi kai kuriais mūsų darbais, tikrai investicijomis ir ypač jie džiaugiasi, kad ir matosi gyventojai, ypač savo būstus tvarko, namai nauji statomi, tai paprastai pašaliečių žmonių akimis greit pastebima ir reiškia, jeigu vyksta statybos, paprastai tai reiškia gyvenime progresas yra. Svečiai per 2 dienas aplankė rajono gimnaziją, baseiną, kuriame ir maudėsi, polikliniką, kitas rajono įstaigas, keliavo po Aukštaitijos nacionalinį parką, pabuvojo Vilniuje ir Trakuose. Kaip girdėjote, tuo pat metu mūsų delegacija lankėsi Serocke. Nuo birželio 1 Lietuvoje vyksta žemės ūkio struktūros tyrimas. Tuo tikslu ūkininkus lanko bei tyrimo anketas pildo tyrėjai. Surinkti ir bei apdoroti duomenys ketinami skelbti 2006-aisiais. Per kelias savaitės rajone bus aplankyti 1095 ūkininkai. Juos aplankę specialiai parengti klausėjai užpildys tyrimo anketas. Dalyvaujantys tyrime raginami geranoriškai sutikti klausėjus. Čia tiesiog atrankinis tyrimas ir ne kiekvienas ūkininkas, tik atrinkti pildys tos klausėjų visus lapus. O tie lapai, jie bus anonimiški ir visų duomenys bus rašomi? Lapai yra panašus, kaip ir buvo surašyme, truputį trumpesni, kai kurių skyrių netgi nėra, pavyzdžiui, apie pastatus visai nėra. Plotai, ten sodai, uogynai, daržovės, viskas yra palikta, gyvuliai, paukščiai, traktoriai, ūkio darbuotojai yra palikti. Truputį trumpesnis, bet pagrindas tas pats. Kas jau pildė, dalyvavo visam tam surašyme, tai čia jau paprasčiau viskas bus jau. Aiškiau žmonėm jau čia nieko naujovių tokių nėra įdiegta didelių. O duomenų apsauga ar garantuojama? Garantuojama. Kiekvienas klausėjas pasižadėjo ir pasirašė, kad jis niekam nešnekės apie kitus ūkininkus. Tuo labiau mes jau tikrai kiekvieną ūkininką jau labai saugom, duomenys konfidencialūs
Jie bus pateikti tik suvestiniais, taip kad atskirom ten pavardėm ar ką nors tikrai niekas niekur neskelbs ir tai yra negalima. Toks surašymas vyksta kelias savaitės. O kas po to, kur tie duomenys vėliau keliaus ir kur galima bus sužinoti visą informaciją? Surašymas vyks 2 savaitės. Po to visą medžiagą mes dar pertikrinam vietoje, išvežam į Panevėžio teritorinės statistikos valdybą. Ten bus įtraukti visi daviniai į kompiuterį ir pagal kompiuterių visus programas jie bus perduoti į Vilnių. Ir ten jau vyks tolimesnis jų apdorojimas, jų apskaičiavimas. Grįžkime dar kartą prie tų, kurie bus apklausiami. Tai liečia seniūnijas, o sakykite, apylinkėse Ignalinos irgi bus tokių, sakykime, pačiame mieste? Pačiame mieste bus tik tai 11 ūkininkų. Tie 11 ūkininkų, jie, kaip sakyti, pačiam mieste nėra tų, kad turėtų virš hektaro. Čia daugiau gyvena mieste, o jų žemė kur nors artimesnėse seniūnijose. Už tai jie čia ir papuola. Šiaip seniūnijose dauguma atrinkta, kaip pasakyti, ne visai vienodai. Vienam ir didelis skaičius ūkininkų atrinktas, kitiem ir mažiau. Pavyzdžiui, Vidiškių 46 ūkininkai, Didžiasalio 51. O, pavyzdžiui, Naujo Daugėliškio 213 ūkininkų, ten jau vyks 2 klausėjai. Rimšės irgi 143 ir dar Visagino 16 ūkininkų. Bet taip jau vienas klausėjas jau per 2 savaitės jiem per sunku tiek apklausti. Tai va, bus po 2 klausėjus. Šiaip klausėjus jau pasirinko pačios seniūnijos, manom, kad dauguma dalyvavusių jau surašyme. Žmonės juos jau pažinojo, visi seniūnijų gyventojai. Aš manau, kad jokių priekaištų ir nebus. Ir jeigu pasibelstų į duris štai toks žmogus, ar galima patikėti, kad tai iš tikrųjų yra jis, o ne apsimetėlis? Ar bus kažkokie skiriamieji ženklai, požymiai? Taip, visiems išdalinti portfeliai žali, visiems yra šitie pažymėjimai išduoti su nuotraukytėm, taip kad pilnai gali ir mums pasiskambinti, tiesiog pasitikslinti, ar čia viskas taip vyksta, bet aš manau, kad tikrai iškart matysis jau, kad čia mūsų darbuotojas ir atlieka tikrai gerą, rimtą darbą ir reikia jam suteikti visas žinias. Tyrimo duomenys svarbus, jie parodys, kokios galimybės žemės ūkio plėtrai bus užfiksuoti įvykę pokyčiai praėjus keleriems metams po žemės ūkio surašymo. Tokie tyrimai ES šalyse atliekami kas 2-3 metai. Iš viso tyrimų Lietuvoje atrinkta 66 000 ūkininkų, šeimos ūkių, žemės ūkio bendrovių ir įmonių. 2 paskutinės gegužės savaitės visoje Lietuvoje vyko Poezijos pavasario 2005 renginiai. Gegužės 27 dieną poezijos šventė pabuvojo ir mūsų rajone. Nužydėjo 41-asis poezijos pavasaris. Buvo surengta daugiau nei 100 jo renginių miestuose, miesteliuose, išleistas poezijos almanachas, Kaune vainikuota šių metų laureatė poetė Daiva Čepauskaitė. Smagu, kad didžiausia Lietuvoje poezijos šventė paviešėjo pas mus. Eilėraščių skaitymai vyko Tverečiuje, Mielagėnuose, o baigiamasis vakaras Ignalinoje viešosios bibliotekos kiemelyje. Renginį labai lyriškai pradėjo rajono literatų klubo pirmininkė Agota Ramutė Rimšelienė. O visus pasveikino ir malonių akimirkų palinkėjo meras Bronius Ropė. Poezijos pavasario atidarymas būna gana oficialus. Uždarimas jau būna labai reglamentuotas. Jeigu jūs žinotumėt, kiek žmonių grasinasi nusižudyti, kad jų neleidžia skaityti poezijos pavasario uždarime Sarbievijaus kieme, jūs būtumėt priblokštos, beveik čia visos moterys, tai sakau priblokštos, nepriblokšti. Nes atrodo, žodžiu, kad jeigu rašai eilėraščius, tai iš karto turi nuo A iki Z dalyvauti visuose renginiuose. Ir ypač ten, kur per televiziją rodo, čia tai jau būtinai. Taip savo kalbą pradėjo visą vakarą jam įprastų stiliumi šmaikštavęs poetas Valdemaras Kukulas, šių metų poezijos pavasario almanacho redaktorius. Vasarų naktim, kai prabyla žvaigždės, širdyje meldžios mūsų žemės dvasiai, glūdinčiai tyloj, kur miškai ir lankos saulę sapnuoja.
Neprašau gailus nei džiaugsmų, nei turtų, nei sėkmės, kuri vainikuoja žingsnį. Man gana kelių švietusių palaime atrasta vėjuose. Savo eilės skaitė poetai Gintautas Iešmantas, Daina Pranckietytė, mūsų kraštietis Petras Panavas, latvių poetų vertimus Arvydas Valionis, šmaikščias epigramas Albertas Skirelis. Nuo bene garbingiausias svečias aktorius Laimonas Noreika pasirinko savo mėgstamų poetų Vinco Mykolaičio Putino ir Maironio eiles. Vakaro metu skambėjo ne vien lietuvių kalba. De akkers wit van rijp, een zware geur van herfst. Zijn oog plaatst tussen erf en horizon wat hij als laatste ziet. Svečias iš Olandijos, William Van Thorn perskaitė skaudžiai graudų eilėraštį apie seną Olandų valstietį, kurio žemės vietoj iškilo miestas. Klausytojai žinoma išgirdo ir kūrinio vertimą. Vakaro dalyvius pristatinėjęs Valdemaras Kukulas labai jau stengiasi, kad visiems būtų ne tik įdomu, bet dar ir linksma. Patikėkit, su mumis galima šnekėtis apie ką tik tai jūs norit. Ir jeigu jūs mums užduosit klausimų apie bet ką, mes tikrai atsakysim, netgi ką galvojam apie jūsų ropę. Štai prieš manęs sėdi moteriškė ir sako, kad aš būdamas 7 klasėje iki pat 10 mirtinai įsimylėjęs jos dukterėčią, su ja buvau susipažinęs, bet šiandien aš ją pirmą kartą pamačiau. Matot, tas pasaulis yra, toks juokingas ir nenusakomas, kad mes kitą kartą net patys nežinom, apie ką šnekam ir su kuo šnekam. Išties įdomu matyti poetus, jų klausytis, bet tą vakarą bene daugiausia dėmesio susilaukė aktorius Laimonas Noreika. Kai poezija suskamba jo lūpomis, abejingų tikrai nelieka. Iš knygų, nors mokytas ilgai, aš melstis nemoku. Nei Dievo prašyti, nei Dievui dėkoti parpuolęs ant kelių nemoku. Bet tęsti tokių valandų palaimingų, kad nežinai nei iš kur, nei dėl ko, krūtinę užlieja toks giedras ramumas ir toks palengvėjimas, kad nejučiomis kartoji tą vieną vienintelį žodį. Viešpatie, viešpatie, viešpatie. Informacija iš rajono policijos komisariato. Šią savaitę užregistruotos 8 nusikalstamos veikos, 3 vagystės, 1 sukčiavimo atvejis, 2 viešosios tvarkos pažeidimai, 1 kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas, 1 fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo mažamečiui atvejis. Avaringumo analizė per savaitę. Iš viso užregistruota 1 autoavarija, kuri įvyko dėl važnyčiotojo kaltės. Minėtoje avarijoje buvo sužeistas 1 žmogus, pats važnyčiotojas. Nuo gegužės 1 dienos avaringiausia vieta buvo Ignalinos miestas, avaringiausias laikas penktadienis nuo 8 iki 12 valandos. Autoįvykiai. Gegužės 30 dieną Ceikinių kaimo gyventojas, vadėliodamas arklį ir išvažiuodamas iš kiemo į pagrindinį kelią, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio krovininio automobilio MAZ, kurį vairavo blaivus Panevėžio miesto gyventojas ir susidūrė su juo. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis MAZ, sulaužytas vežimas, užmuštas arklys. Važnyčiotojas dėl galvos ir kūno sumušimų paguldytas į Ignalinos ligoninės chirurginį skyrių. Gegužės 30 dieną gautas pranešimas apie tai, kad apgadintos tarnybinio automobilio Volkswagen Golf buvusio uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos vanduo teritorijoje vairuotojo pusės durelės.
Birželio 2 apie 16 val. Linkmenų seniūnijoje Pažiezrio kaime nepasirinkę saugaus greičio ir neatsižvelgia į blogą kelio matomumą, siaurame kaimo kelyje susidūrė du automobiliai Audi 90, kurį vairavo Diana Vilčiūnienė, Linkmenų kaimo gyventoja, ir Ford Sierra, kurį vairavo Vladimiras Paukštė, Pasvarsnėlių kaimo gyventojas. Eismo įvykio metu apgadinti automobiliai, nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai bei Audi mažametis keleivis ir Ford Sierra keleivė, kurie dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyti į Ignalinos ligoninės chirurginį skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Birželio 2 dieną Ignalinos mieste atgimimo Vasario 16 gatvių sankryžoje Vaišniūnų kaimo gyventojas, būdamas blaivus, vairuodamas automobilį Audi 80, nepraleido pagrindinę atgimimo gatvę važiuojančio automobilio Renault Clio, kurį vairavo ignalinietė. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai. Per savaitę išaiškinti administraciniai teisės pažeidimai. 4 asmenys nubausti už pasirodymą viešose vietose esant neblaiviems, 1 asmuo už tyčinį turto sunaikinimą ar sužalojimą, 3 asmenys už teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą, 1 už gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimą, 1 už tėvų valdžios panaudojimą priešingai vaiko interesams, 3 asmenys už nedidelį chuliganizmą. Per savaitę išaiškinti 43 kelių eismo taisyklių pažeidimai, nubausti 5 girti vairuotojai, 23 vairuotojai, kurie viršijo leistiną greitį. Kai daugelis iš mūsų dar tik laukiam atostogų ir planuojam, kur jas galėtume praleisti, ignalinietė Nijolė Nagurnaitė jau daugiau nei savaitę gyvena nuostabiais prisiminimais apie Graikiją. 2 savaitės ji ilsėjosi Kosos saloje, kuri lietuvių turistų dar, galima sakyti, nėra atrasta. 60 km ilgio ir maždaug 8 km pločio saloje, pasak moters, gyvenimas ramus, gražus ir šiltas, lyg pasakoj ar svajoniai. Na, o prieš pradėdama dalintis įspūdžiais, Nijolė skuba pavaišinti graikiškų gėrimų auzo. Stiprumu jis prilygsta mūsų degtiniai, tik anyžinis švelnus skonis, puikus kvapas, leidžia skaniai juo mėgautis. Jamas. Taip, graikai sveikina svečią, kavinėje klientą, sutiktai žmogų labai šiltai, mielai, su graikišku žodžiu į sveikatą, jamas. O tuo labiau mes dar čia ragaujame graikišką gėrimą, atvežtą iš Kosos salos. Tai vienas mano trofėjų suvenyras, kuris man labai brangus, svarbus, nes šito aromato buvau, auzo gėrimo aromato, čia nyžių skonis, buvau lydima kiekvieną vakarą restoranuose, kavinėse. Tiesiog gėriau po mažą kiekį, po lašelį, bet tiesiog šitas gėrimas man labai patiko. Taip, Linute, jamas, paragaukim. Savininkas arba barmenas įsipila to paties gėrimo savo, pastato ant stalo prie kliento ir kiekvieną kartą ateina ir paragina, kaip ir tiesiog mažą taurelę to gėrimo, kokį tu gerys įsipila ir ateidamas, vaikščiodamas savo bare, kavinėje, ateina ir kiekvieną kartą pakelia taurelę ir pasako jamas į sveikatą. Tai labai įdomu, nes dar ne vienoje šalyje, kiek teko, labai šiltas bendravimas, graikai labai šilti. Mieli žmonės ir kartu orus. Tai primena kaip ir antikos dievų laikus, kraštus, nes ir tų barmenų vardai Periklis, Adonis, tai taip skamba išdidžiai, tiesiog pasijunti dievų krašte. Labai įdomu toje šalyje, kad aš buvau Kosos saloje ir gyvenau Mastigario miestelyje, tai senovinė graikų gyvenvietė, nežinau kiek tūkstantmečių metų jinai yra, tenai griuvėsių yra kiekvienoje gyvenvietėje antikinių laikų, bet kadangi graikų kalba nelabai man suprantama, išmokau gal apie 10 žodžių, bet naujų pastatų kaip tokių nėra tam kaimelį. Visa pakrantė nusėta naujais viešbučiais, naujais viešbučių kompleksais, bet man teko tiesiog gyventi tokiam kaimelį, nors aš keliavau po visą salą. Aplankiau visas įdomesnės vietas ir dar vieną dieną į Turkiją buvau nuplaukus, bet gyvent graikų dvasioje, jų kultūroje labai smagu ir malonu.
žmonės neužsidaro nakčiai durų, neuždaromos parduotuvės, barai atviri, galbūt stipriai gėrimai nurenkami, bet labai įdomu, ten nieks nevagė. Tiesiog uždaro duris ir išeina. Netgi durys atviros lieka į barą, nes pusė baro arba parduotuvės vitrinos didesnės prekės nurenkamos. Bet baruose lieka vazos, peleninės, nes dalis baro lauke, o dalis patalpoj. Ir labai keista, kai viskas atidaryta, adara naktį vakare vaikštai, baras kaip jau ir nedirba, lieka 1 valandą 2 dirbti, keli tik barai užeigos, o viskas atidaryta, matomai lietuvių, rusų turistų šioje saloje dar mažai būna, nes pagrindė vokiečių turistai, anglų ir dar paskui ir Skandinavijos šalių. Dar įdomu apie tą žmonės paklausti, ar iš tikrųjų jie tokie temperamentingi, triukšmingi ir daug valgantys, kaip susidaro toks įspūdis? Nieko panašaus nemačiau. Jie visi vakarai sėdi, tarp savęs bendrauja ir tu eini, jie tau linki, visi sveikinasi nuoširdžiai, linki labos nakties, šypsosi, jokio triukšmo, gal italai, gal ispanai, bet šitoje saloje tokie santūrūs, tokie nuoširdus, tokie linksmi ir išdidūs žmonės. Ponia Nijolė anksčiau keletą metų yra dirbusi Ignalinos ekskursijų biure, taigi teko pabuvoti beveik visose buvusios Tarybų Sąjungos respublikose. Vėliau aplankė Rumuniją, Švediją, Vokietiją, tačiau Graikijos gamta ir žmonės paliko patį stipriausią įspūdį. Jau skrendant lėktuvu, leidžiantis lėktuvui, pamatai spalvas. Vandens spalva neįtikėtinai sintetinė, va kaip mano paveiksliukuose, tokia elektrinė, mėlynai žalia spalva. Galvoji, kad šitą spalvą pamatęs drabužį šios spalvos, galvoji, kad jinai sintetinė išgalvota, bet pasirodo natūrali spalva ir šviesa. Taip šviesu, kad be akinių nuo saulės tiesiog neįmanoma peršti, degina akis. Ir kvapai. Išlipus iš lėktuvo aromatai, kvapai, šiluma glamonėja, pastatai baltų mėlynų spalvų, tiesiog atsiduri stebuklų krašte šalyje, bet tokio jausmo nesu patyrus, tikrai dievų kraštas, antikos dievų kraštas ir atrodo sutiksi Atėnę arba Dzeusą, Heraklį ir kitus antikos dievus. O savo išvaizdoje irgi primena dievus? Išvaizda laikysena. Galbūt vyrų laikysena primena dievus, nes išdidūs, orūs ir šilti. Nėra tokio jausmo, kaip nuvažiavus į Turkiją, pasijunti, atsidūręs visai ir vėl kitame laike, kitokie žmonės, kitokie kvapai, kitokie garsai, daug pigesni, daug žemesnio lygio ir jau ten neskanu, jau tų vyrų žvilgsniai, nors atstumas, esant paplūdimyje Graikijoje, šitoj saloj matosi, iš Tigakio paplūdimių matosi, kad čia yra Tigakis miestelis, matosi Turkijos krantai, jau Turkijos ne salos, bet šalies miesteliai. Ir šalia, viskas čia šalia, atrodo rodos spalva ir žmonės tie patys turėtų būti. Bet elgesys, mentalitetas visai kitoks, tie vyrai žiūri tave jau kaip į moterį, kaip į daiktą, jie jau tave nori, tiesiog vartotojo akim žiūri, tai taip neskanu ir negera. Graikai net nepastebėsi ir jie stebi tave, tik tai kartais, jeigu sėdi, sakykime, jau ten ir jauti žvilgsnį, bet jeigu tu atsisukys, tu nepamatysi, kad jis tave stebi graikų vyras. Jie labai išdidūs, labai orūs, o man labai patinka. Keliaudama po Koso salą, ponia Nijolė matė nokstančias citrinas, bananus, daugybę žydinčių medžių ir krūmų, o žmonės kasančius bulves. Moteriai ypač patiko kalnai, kur labai žalia ir gaivu. Vasarą nelyja, bet šaknys medžių siekia šaltinių vandenys. Ir maitinasi dar iš oro, kiek nukrenta iš oro, nes praktiškai 5-6 mėnesius nelyja. Tai labai įdomu, kaip be lietaus egzistuoja žaluma. Ir dabar buvau tokiu laiku, kad žydi visi krūmai. Fantastiško dydžio, spalvos, nerealios. Dabar ir Lietuvoje gražu, aišku, bet tokių spalvų, tokių kvapų čia nėra. Kai sugrįžau atgal į Lietuvą, sakykim, čia dabar pats gražiausias metų laikas, bet ir vėl noriu į Graikiją,
kokia esu Lietuvos patriotė ir Ignalinos, bet atsiradus galimybei galėčiau gyventi ir Graikijoje. Tai pirmą kartą galiu pripažinti ir pasakyti, kad galiu Lietuvą pamainyti ne visam laikui, bet galbūt kokį tai laiko dalį galėčiau gyventi ir gyventi toje nuostabioje šalyje. Ir dar labai įdomu, kas mane nustebino Graikijoje, bažnyčios prie namų. Žmonės, jie krikščionys, bet turtingesni, kilmingesni, prie savo namų statosi bažnyčias. Tai labai įdomu. Įvairios yra bažnyčios, galima įeiti, galima melsti šeimos kiekvieną dieną, kokiu norimu laiku, gali eiti pasimels, dega žvakės, pripilta į specialius indus aliejų, dega uždegta ugnis ir ne vienoje vietoje ir dar yra žvakutės, galima padėtos, tiesiog gali pakeleivis užeiti tą bažnytėlę jų ir uždegti žvakelę. Tai čia gal turtingesni, kilmingesni turi bažnyčias atskiras meldžiasi, o prie, sakykime, kas prie 4 namo yra mažos bažnytėlės kaip koplytėlės. Jas užeiti negalima, bet jie stato bažnyčias prie savo namų, savo giminiai, savo šeimai. Yra bendruomenės bažnyčia. Tame Mastigario miestelėje yra bendruomenės bažnyčia. O Koso didesnis miestas, jau kaip ir sostinė Koso salos, tai prie namų yra tokios koplytėlės ir yra didesnės bažnyčios. Buvau užėjusi, tai tiesiog, labai panašu į mūsų bažnyčias. Labai įdomu, kad mergaitėm, gyvenau pas šeimininką, mergaitėm jisai stato visoms 3 namus. Čia kaip tradicija. Taip. Ne vyrai atsiveda, bet mergaitės atsiveda vyras į namus, į savus namus. Žolininkė ir pirtininkė save dar vadinanti moteris ir iš Graikijos atsivežė žolelių. Pavyzdžiui, kvapniojo rozmarino, kurį, sako, būtinai panaudos pirtyje. Iš kelionių ponia Nijolė mėgsta parsivežti ir įvairių mielų daiktelių, jais puošia namus, o pasižiūrėjus visada atgyja malonūs prisiminimai. Labai noriu pasidžiaugti mano trofėjais iš pakrančių surinktais. Tiesiog kaip Palangos pajūry mūsų Baltijos krantuose renku gintarus čia ant lango. Rimtai gali paimti. Surinkti irgi mano. Čia turiu gintarų prisirinkus, aš kaip nuvažiuoju, tai tiesiog rankioju, čia mano galvo, miške rinkti grybus, vaistažolės, o pakrantėj surinkti gal ir nėra labai geras bruožas, toksai vartotojiškas, viską į namus ten, bet tai gal tokie suvenyrai, smulkus trofėjai primena tą jausmą, sušildo širdelę, kai būna šalta, niūru, vėjas pučia žiemą. Tai va, tiesiog tokie įdomus akmenėliai, jie kaip perlamutro atspalvis toksai ir dar tokia tamza, gal jinai skirta kulnų, pirštų nešvarių po grybavimų, uogavimų, šveitimui, tai irgi. Tikrai galiu pasakyti, kad nuo šiol Graikija mano svajonių šalis. Ja vėl ir vėl norėsiu pamatyti, sako ponia Nijolė, kuri šiandien apgailestauja tik dėl vieno, kad Koso saloje taip ir nepamatė graikų šokamo sirtakio. Belieka palinkėti, kad tai atsitiktų kitą kartą. Bardai keliaujantys dainiai, žmonės kuriantys šviesius ir teigiamus vaizdus. Saulėtų bardų karnavalas pajudėjęs iš Sankt Peterburgo atkeliauja į Lietuvą ir pirmiausia į Ignaliną. Pirmadienį ignaliniečiai galės susitikti su keliaujančiais dainiais. Bardų karavanas mums tai nauja, bet kiek žinau, tai nauja ir Lietuvai. Taip, iš tikrųjų šitas renginys, Saulėtas bardų karavanas, mus aplanko pirmą kartą. Tačiau pasauliui, ypač mūsų Pabaltijo valstybėm, tai nėra nauja žinia, todėl kad kažkaip tai aplenkiant Lietuvą šitas bardų karavanas jisai keliavo ir jau ne kartą yra buvęs Estijoje, Latvijoje, Kaliningrade, Lenkijoje. Tai yra kaiminėse šalyse šitas karavanas yra žinomas ir savo vardą jau yra užsitarnavęs. Tuo tarpu Lietuva kažkaip tai vis aplenkdavo ir kada mums teko jų pasirodymą stebėti Latvijoje,
Tai mus labai šokiravo, labai pozityviai ir labai teigiamai mus nuteikė. Ir mes pagalvom, kaip Lietuvos žmogus nemato šito, ką mums teko stebėti. Todėl mes jau svečių teisėmis juos pasikvietėme į Lietuvą, organizuojame jų pasirodymus įvairiose Lietuvos vietose, kaip mokamus, taip ir labdaringus, na ir kad kuo didesnis ratas lietuvių žmonių galėtų pamatyti šitą karavaną. Kada aš apie šitą idėją užsimindavosi labiau vyresnės kartos atstovom, jie prisimindavo iš tikrųjų žinomus bardų atlikėjus, kaip Grybešinkovas ir kitus. Aš noriu pasakyti, kad tai nėra tas pats, kad tai iš tikrųjų yra šviežia ir nauja idėja, jinai kažkur tai nuo 2000 metų yra plėtojama, todėl kad tai iš tikrųjų su naujų žmonių galbūt tokio dvasinio prabudimu yra siejama. Ir šitie bardai, jie pradėjo dainuoti apie pozityvius dalykus, nėra jokių negatyvų, tai yra gražus sąlytis su gamta, tai yra gražus požiūris į žmoniją, tai yra į tam tikrus globalinius dalykus, į visatą, tai yra dainavimas tam tikromis vizijomis, tikėjimas ateitimi, tikėjimas žmogumi, kad tu jau šiandieną gali džiaugtis, kurti, kad tavo laimė iš viso nieko netrūksta, kad laimingas gali būti toj pat ir čia pat ir nereikia to kažkaip sieti su pinigais, su materialiniu fonu ir su nukreipimu į ateitį. Ir taip, tarkim, gyvenant ilgą laiką nugyventi iš tikrųjų nelabai laimingai. Tai štai yra jų tokios dainos, tokie kontekstai, tokie jų vaizdiniai ir jie visą tai pateikia žmogui, pateikia klausytojui. Todėl aš, kai kalbu su žmogumi apie štai šitą renginį, aš sakau, tai bus ne šiaip koncertas, ne jūsų ausiems, o tai bus kontaktas, tai bus diskusija, širdžių pokalbis, tai bus tiesiog sielų prisilietimai viena šalia kito. Vienu žodžiu, Ignalina gali didžiuotis, kad turi štai tokį renginį, kad išgirs tai, ko galbūt dar negirdėjo ne tik mes, bet ir kiti. Ir dar beliko sudėti akcentus. Tai bus? Pats renginys jisai vyks birželio 6 dieną Ignalinos kultūros centre 17:30 min. Todėl maloniai kviečiame Ignalinos gyventojus ir apylinkių rajono gyventojus apsilankyti šitame renginėje, todėl kad jūs, jeigu ko ir gausite, tai tik šviesos ir teigiamos pozityvios energijos savo galbūt ir šiandieniniam gyvenime, ir šiandieniniai dienai, ir galima netgi sakyti, pasikrausite teigiamą energiją savo ateities veikloje. O kas liečia, kai jūs sakėte, kad tai Ignalinai kaip ir garbė, iš tikrųjų mes turėjome suplanuoti 10 dienų kelionės maršrutą čia Lietuvoje. Na ir iš tikrųjų Ignalina yra vienas iš tų laimės vietų, laimės miestų, į kuriuos jisai atvažiuoja. Todėl, kad, kaip jau minėjau, tai yra pirmas kartas Lietuvoje ir bus pirmas kartas atitinkamai pasirinktinose vietose. Pateikėm ir kas galbūt gražiausia, sakykime tai, kad ignaliniečiams tai aplamai visas turnyras Lietuvoje prasidės nuo Ignalinos. Tai vėlgi nuo pačių žiūrovų ir nuo pačių lankytojų, kurie atėjo šito koncerto žiūrėti, nuo jų ir priklauso galbūt tokia graži pradžia šito bardo karavano pasirodymo Lietuvoje. Bilieto kaina į šį koncertą 5 litai. Koncertas vyks pirmadienį 17:30 Ignalinos kultūros centre. Penktadienį kultūros centre įvyko moksleivių vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodų uždarymas. Kasmet besibaigiant mokslo metams Ignalinos moksleivių namai organizuoja didelę parodą, į kurią suvežami moksleivių darbai iš visų rajono mokyklų. Šiemet parodoje buvo itin daug eksponatų, vien vaizduojamosios dailės darbų daugiau nei 600. Tai, ką jūs darot, tai yra labai didelė dovana. Galbūt ne visi iš jūsų pasirinksit menininko kelią, bet tai, ką jūs darot, padėdami aišku savo mokytojui, kuriems irgi labai didelis ačiū už tai, kad jūs dirbat, kad jūs padedat, kad jūs esat pagaliau. Be jūsų aišku nebūtų ir tų nuostabių gražių darbų, kurie puošia šiandien mūsų net 2 aukštus. Ir pirmam aukšte vykstanti paroda, ir antram aukšte vykstanti paroda. Ir sulaukusi labai didelio žiūrovų tikrai dėmesio. Kelias savaitės ignaliniečius džiuginusių parodų uždarymas įvyko birželio 3 dieną. Speciali komisija, sudaryta iš 5 rajono dailės mokytojų, atrinko geriausius darbus. Jų autoriams įteikti savivaldybės švietimo skyriaus ir moksleivių namų padėkos raštai.
Vidiškiečių parengtas pasakojimas. Visą gegužę Lietuvoje vyko renginiai, kuriais buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį vaikų patiriamą smurtą. Akcija Gegužė mėnuo be smurto prieš vaikus Vidiškių vidurinėje mokykloje prasidėjo popietę Gyvenkime draugiškai. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos Gelbėkit vaikus prieš smurtinę grupę vadovavimo mokyklos socialinės pedagogės Jurgitos Rekašienės pirmiausia aplankė Vidiškių vaikų darželio auklėtinius. Pakalbinti vaikai pasakojo, kas labiausiai juos skaudina, kaip turėtų elgtis suaugusieji, o kaip vaikai, kad pasaulis, kuriame jie gyvena, taptų saugesnis. O savo norus ir palinkėjimus mažieji užrašė ant spalvingų balionėlių, kuriais papuošė savo grupę. Gegužės 10 dienos centro vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti į popietę, šeima be smurto. Nors vaikai apie tai kalba vis drąsiau, tačiau tai, kad į popietę atėjo vos kelios mamos, kelia nerimą. Tai, kas dabar pripažįstama kaip smurtas prieš vaikus, dažnai šeimoje yra paprasta auklėjimo priemonė, įprasta, nors gal ir nesaldi kasdienybė. O vaikai svajoja, ant popieriaus lapelių užrašytose jų svajonės nėra vietos pykčiui, skausmui, žiaurumui. Deja, dažnam tik svajonėse. Naujausios organizacijos Gelbėkit vaikus inicijuotas tyrimas parodė, kad kas trečias Lietuvos vaikas yra muštas arba mušamas periodiškai. Už vieną muštą 10 nemuštų duoda, sako liaudies patarlė, kurią kartais pernelyg tiesiogiai suprasdami pritaikome gyvenime. Tačiau aktorius Česlovas Stonys, gegužės 11-ąją atvykęs į susitikimą su moksleiviais, pasinaudojęs neišsemiamų tautosakos lobynų, pasakomis, liaudies dainų posmais, patarlėmis ir priežodžiais, jų gilia išmintimi, negudraujančių naivumu, jautrumu kitų skausmui ir nepaprastai tvirtų sąryšių su gamta, atskleidė tautosakos galią, su meilė ir apie meilę, prabilti į širdį ir į protą. Visur yra kalbama apie gerumą, apie meilę silpnesniam. Mylėti silpną, šito mokė nuo pat senų senovės lietuviai savo vaikus. Mylėti silpnesnį už save. Nesigėdyti šitos meilės. Gegužės 24 dieną Vidiškiečių laukia susitikimas su projekto Gegužė mėnuo be smurto prieš vaikus organizatoriais ir Ignalinos rajono gimnazijos teatru IKI. Projekto vadovė Jolanta Narbutaitinė sakė, kad šio projekto tikslas – pakviesti mokinius nuoširdžiam pokalbiui, atkreipti jų dėmesį į įvairias smurto apraiškas, anketų pagalba išsiaiškinti, ar tokie dalykai egzistuoja čia, pas mus, mūsų rajone. Surinktą informaciją projekto organizatoriai žada išleisti atskiru lankstinuku. Kad moksleiviai galėtų nuspręsti, ar prieš juos suaugusieji ir bendraamžiai naudoja smurtą, Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja Danutė Ropienė paaiškino, kas tai yra smurtas ir koks jis gali būti, kur vaikai gali kreiptis pagalbos, jei patiria smurtą. Jaunieji gimnazijos teatro aktoriai savo mini spektakliu į bendraamžius prabilo ne žodžiu, o išraiškinga kūno kalba. Parodė, kaip mažos mergaitės vaikystėje patirtos nuoskaudos nusivylimai pastumėjo ją pavojingų kelių. Visais šiais renginiais buvo siekiama atkreipti dėmesį į smurto prieš vaikus, smurto tarp vaikų problemą, o akcijos simbolis, vėjo malūnėlis, lyg priminė, nelikite abejingi, kad kova prieš smurtą netaptų kova su vėjo malūnais. Birželio 1 minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Renginiai skirti šiai dienai prasidėjo jau gegužę. Ignalinos kultūros centro parodų salėse vyko rajoninės mokinių vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos, o rajono savivaldybėje tebeeksponuojami Daugėliškio globos namų vaikų kūrybos darbai. O dabar Birželio 1 šventės akimirkos Ignalinoje. Renginiai Ignalinoje vyko nuo 14 valandos prie Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos bei kavinės Žuvėdra. Veiksmas prasidėjo stilizuotoje žaidimų šalyje įvairiausiomis varžybomis. Tradiciškai vyko piešinių kreidelėmis konkursas. 70 piešėjų pasidaliję į 2 amžiaus grupės, 10 metų ir jaunesni, bei 11 metų ir vyresni, piešė temą Mano svajonių laivas. Vaidino rajono bibliotekų vaikų lėlių teatrai, o Buratino kiemelyje vyko prekyba dailiais vaikų darbeliais, dailės amatų studijų bei būrelių prisistatymas, amatų demonstravimas. Ir žinoma skambėjo muzika, dainos, vyko netradicinės mados kolektyvų prisistatymas, vėliau rajono moksleivių dainų ir šokių šventė.
Šiandien birželio 1 jūsų šventė. Sakykite, ar smagu, kad yra tokia diena? Aišku, kad smagu, bent jau galima pašėlt kažkiek tai, nes dabar toks metas, kada nedaug švenčių. Kažkaip bent jau jaunimui, todėl visada smagu, kai šventė būna. Jūs jau jaunimas, o ši šventė suderinama, jaunimas, vaikai, vis tiek jums šventė. Žinoma, kad suderinama, žiūrovų bus įvairių ir nuo jaunimo iki senimo, ateis visi, visiems bus linksma. Tai va. O kaip jūs švestume šitą šventę, gal kaip nors kitaip, negu kad čia siūloma? Nežinau, tiesiog darbo diena yra darbo diena, mokslai dar kol kas nesibaigia, egzaminai kai kam, o šiaip nežinau. Jaunimas švenčia savaip, vaikai savaip, o suaugę savaip. Manau, tai priliks. Šventės rengėjai dėkoja visiems jos dalyviams, taip pat rėmėjams uždarai akciniai bendrovei Romnese, Juozo Roko firmai Liepa, Goštautinės gėlių salonui. Dėmesio, jūsų svajonių išsipildymas, paskolos tik 6,5%, skelbia Ignalinos kredito unija. Akcija galioja birželio 1-31 dienomis. Adresas Ateities 25 3A Ignalina. Telefonas 83 86 52 561. Tiek šiandien sakome iki susitikimo kitą kartą, sekmadienį.